Šiandien išvažiavom su Agnyte į Kadagių slėnį, nusipirkom keptos duonos, giros ir piknikiausim, nes kažkokią dieną Agnė sakė, kaip nori papiknikiauti, ne? Atėjom visą dabar slėnį, grįžtam atgal. Pasivaikščiojom jau. Iš pradžio eini čia tokiu takeliu, paskui eini mišku, suki ir vėl sugrįžti tą patį takelį. Bet kas yra gražu, eini pagal vandens telkinį ir atvira ir saulė šviečia. Einam rasti solelį, kur mums atsisėsti papiknikiauti. Atėjom į tokią, kaip čia pavadinusi, iškišuliuką. Galvom, kad mums solėlis atsilaisvino ir užėmė. Noriu valgyti. Tu nori valgyti? Aš noriu valgyti. Ai, tu iš tikrųjų nori valgyti? Aš nevalgyti. Aš tai galvoju, kad mes šiaip tik tai pauškandžiausim. O man užtenka. Laukiam ir sulaukėm solelį. Taip sakant, reikia turėti kantrybės. Kol bandėm surasti, kur dar nuvažiuoti ir atsilaisvinti. Bet niekur nebereikės važiuoti. Mūsų piknikas ištrauk duonytę. Mes šitoj krautuvėlėj va taip nusipirkom ir galvojam, tiesiog pasibūsim, ne? Jau gražiai čia. Pasivaikščiom po Kadagių slėnį ir atvažiavom dabar vėl atgal į centrą, nes čia saulutė ir norim kuo dar daugiau tos saulės gauti. Agnės pasėmiau striukę, nes man jau šalta. Tai va, nežinau daugiau ką pasakyti. Tai vat viskas. Žiūrėk, koks žydras dangus čia dar matos. Turistinė nuotrauka. Cheese! Darbavaus viršuje, atėjau pažiūrėti, ką Hebrytė veikia. O kiek čia jos daug. Labas rytas. Šiuo metu tik noriu perspėti, šiuo metu yra 5:30. O jau gal vakaro, ne ryto. Nėra čia, ko slėpti suaugęs žmogus esi. Ko jūs norėjot, sakėt? Mes? Aš net žalios medžiagos noriu. Makaronų. Tu mane kabink. O Lukas mėgsta labai kabint. Mes susitarėm 5 jau filmuot. Ir jis kabino makaronų. Be 10:05 jam skambinu. Ai, tai jau keltis man? Ne, Lukai, nesikel. Tu per daug optimistas esi ties savo atsikelimu. Nu gerai, nesiparkim, einam šildyti makaronų. O jis net nebara, jisai čia gražus balsas dar. Čia dar gražus. Mamyt, valgyti galim jo? Galima. Turim virtuvę, galim padaryti valgyti. Sveiki! Aš irgi norėsiu čičiok, nes taip skaniai kvepia. Kaip gerai, ne, tai yra virtuvėlė. Antano neįsimiausias patiekalas. Lifehackas, ne? Nebe Antano lifehackai, o mėdus. Kad pasitroškintų dar. Taip, jei neturi dangčių, žinokit, čia tikrai aš pati netauroju. Galiu kartu į šitą, pasiima folijos, sulanksto ir uždeda. Ir viskas. Obulai. Šiandien meniu makaronai su dešrelėm. Labai gerai. Ei, bet čia normalus mylas. O ką tu galvoji? Aš galvoju, dešryčių kokios. Čia visai makaronai. Ei, kaip vietai. Agurkų dar. Antaniukui. Ačiū labai. Gera studija. Rekomenduoju. Auksinė vizija. Sakykit visi. Kažkas neprivalgė, matėsi. Nu, Antaniuk, nu. O Dieve, sugadinsi. Tai va, ant medžio. Kokie visi tvarkingi, patys lėkštės išsiplaun. Eiliai prie keptuvės, man atrodo. Gerai. Auriu, dėk. Va šitais. Nu. Ne. Išsiplovė lėkštę ir toliau. Aš nemačiau, kad dar yra. Tu vis tiek plausi. Nu tai, matai, labai turiu skubėti dabar. Aš bėgu, labai skubu, tai lėkštė tenai, tu kai suvalgysi. Namaste. Kaip sekas? Gerai. Tu labai gražiai atrodai čia pro šitą augalą. Nors, kaip sak, dirbti negėlė, bet man vis tiek patinka filmuoti. Oi, kokia graži saulė. Labas visiems. O šitais einam su Agnyte kurgimės ir dėl kavos. Kaip mes be kavos. Kavos niekada, su kava visada. Žinot, kuom aš dar džiaugiuosi, kad aš jau Kaune moku vairuoti. Man dar reikia išmokti. O Dieve, kai mes atvažiavome Kauną, aš galvojau, nubūsiu. Nes buvo keli kartai, kad važiuojam, paskui sustojam parduotuviai ir aš stovėjom aikštelį, paskui vos neverkiu, galvoju, negrįšim namo, neparvažiuosim. Nes buvo žiema, šalta, oi ne, šaltis nepriko, tamsu, šlapia, lyja, visiškai lempučių daug, viskas blizg. Man tie žiedai ratai. Čia buvo pirmas
Pirmas kartas važiavimas tuo keliu ypač. O Dieve, kaip sunku buvo. Ir dabar va tuom džiaugiuosi, kai jau tais keliais, kuriuos moku mintinai, važiuoju. Kitus kaip iški važiuoju, kur reikia kitur nuvažiuoti, da būna sunku, bet jau orientuojuosi. Tai va, toks mano šiandieninis džiaugsmas. Gerai, einame savo kavytės. Tai tiem į kavinukę, prisėdom. Kaip man patinka tokia kavytė, karamelinė. Makijato. Atsigersim, pasėdėsim ir važiuosim atgal į ofisą pasidarbuoti. Kaip gražiai apšviesta saulės. Kur saulė? Ten mano kamera. Ir va tas pastatas gražiai apšviestas. Kas čia vyksta? Fotografijos, nauji kursai. O kur jūs susiruošę tokie pasipuošę? Filmuojam vėl siaubeką. Ai ne, hipokritas filmuosit. Bet labai trumpam. Vienas hipokritų narys labai rimtas. Nežinau, nebandžiau. Pavargęs Antoniukas. Ačiū, Dyma. Sėkmės jums filmuotis. Ir jums sėkmės. Einu. Kiek aparatūros čia visokios. Einu savo. Nu, tai dabar varom vieną dar nufilmuot. Dabar laukia turėsim. Tai pasiėmiau platų objektyvą. Ir po to su kitu žodžiu. Buvo, ką aš noriu. Šiandien iš vis kiek nufilmavo videoklipų. Jo, ir po to šitą kabinsim ant mašinos. Ir darysim filmo sceną tokią. Nebepakalbėjau. Šviesai įsikrovė. Man dabar va taip bus. Kabinsim iš mašinos priekio ir kamera filmuos į vairuotoją. Mes rodysim, kaip mes važiuojame. Ne, dabar nereikia. Tai šiandien per dieną 5 videoklipus norit nufilmuoti. 4. Ir O rytoj 5. Nu ir podcastas visas išėjo, tai jo, tai Per daug jau čia padarėm. Vos be pašliaužiai žiūri. o dar 2 liko. O dabar jau 9:30. Tai Jau 9:30? Jau 9:30. Sveiki, norėčiau jūsų paklausti, ar jums būna tokių momentų, kai tiesiog sėdi ir žiūri save iš šono ir galvoji, ką šitas kūnas veikia. Man tai dažnai dabar taip užeina. Sėdžiu, žiūriu, analizuoju, stebiu. Gyvenimas aplinkui vyksta, viskas vyksta, žmonės gyvena, judėjimas vyksta, o tu tiesiog vienam taške. Nežinau, kas tas gyvenimas yra. Man patikdavo stebėti pasaulį, man taip buvo gera, kad mes su vyru ant tiek sutapom, kad tiesiog mums buvo gera dviese. Mums nereikėjo atrodo nieko pasaulį, nieks aplinkui neegzistavo, tiesiog gera dviese. Ir gyventi yra tol gera, kol esam kartu. Nelika jo, lika tik stebėjimas, ne? Stebi toliau, kas įvyks šiam pasaulyje, aš nežinau, ką gyvenimas yra paruošęs. Man buvo geras su vyru, galėdavom nekalbėti, tylėti, bet tas jausmas ant tiek geras, kad tiesiog visa širdimi tau yra gera ir tiek. Tai yra neišpasakyta laimė. Akimirka, tavęs nebėra. Tai va kaip vyras išėjo rytą, pasakė, tuoj grįšiu, einu pabėgioti. Sakė, eisim kartu visi pusryčiauti. O pasirodo, už 10 minučių jau nelika. Tiesiog mokausi gyventi, naujoj roliai, susivokti tą artistišką gyvenimą. Kokią man dabar sceną pastatyta, kokį man dabar žaidimą žaisti. Ir kaip jį žaisti. Stebėsiu, žiūrėsiu, tiesiog stengsiu suprasti, kaip gyventi. Iki pasimatymų.